Sveiki sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien yra gana svarbus video, nes iš esmės rituliuojasi korekcija, apie kurią kalbėjome praeitame video ir ją sukėlė priežastys, kurios irgi buvo paminėtos praeitame video, taigi šiandien plačiau apžvelgsime, kodėl vyksta korekcija, ko galite tikėtis toliau, taigi labai svarbus video, žiūrėkite nuo pradžios iki galo ir labai gerai, paprastai, su visa svarbiausia informacija susipažinsite ir suprasite, kas įvyko ir kodėl vyksta ši korekcija, kokiomis aplinkybėmis ir ko galima tikėtis toliau. Taigi spausk subscribe, nieko nepraleisk jokių ateities video, žiūrėkite iš video nuo pradžios iki galo ir keliaujame tiesiai į video. Taigi pirmasis dalykas, tai čia yra altcoinų bendras grafikas, tai reiškia visų altcoinų rinkos bendra vertė. Tai kas vyksta, tai vyksta nieko iš tikrųjų ypatingo nevyksta, tai reiškia, jeigu nueisime į dienos grafiką, mes matome, kad vyksta standartinė rinkos struktūra, tai reiškia, iš pradžių turėjome impulsą štai čia, tada šioks toks atsitraukimas, rinkos pailsėjimas, vėl impulsas, atsitraukimas, impulsas ir vėl dabar konsolidacija. Tai konsolidacija yra labai normalus toks kaip ir sustojimas po impulso, tai reiškia mes turėjome tokį impulsą, padidėjimą, rinkos vertė pakilo, altcoinai pakilo, investuotojai patenkinti, bet dabar šiek tiek rinka užstrigo ir vyksta šiokia tokia konsolidacija. Tai mes turime vieną, aišku, pagrindinis lygis yra štai čia, tai yra konsolidacijos viršus. Labai abejoju, kad tikėtina, kad mes štai taip apsuksime ir pralaušime šią konsolidaciją, labai mažas procentas. Didesnis šansas yra, kad jeigu ištrintume šią liniją, kad keliausime iki štai šio apatinio suporto lygio ir tai reiškia dar didesnė, beveik dvigubai didesnė korekcija altcoinuose nei ji buvo. Aišku, yra viena viltis, tai yra šis suporto lygis štai čia, kuris laikė gana neblogai, bet tikrai labai abejoju. Aišku, yra štai toks variantas, kad šis suporto lygis atlaikys ir mes keliausime aukščiau ir vėl visi bus patenkinti, bet labai stipriai abejoju, nes sprendžiant iš to, kas vyksta ir iš makroekonomikos, ir iš naujienų, iš bendro vaizdo, labiau tikėtinas kelias dabar yra iki šio suporto lygio. Taigi labiausiai tikėtina korekcija. Taigi dar vienas ir prieš judant toliau, kalbant apie naujienas, labai svarbus dalykas, kad praleidome daug laiko ir sukūrėme nemokamą pamoką žmonėms, kuris yra įvadas į profesionalinos prekybą ir investavimą valiutų rinkoje. Tai šiuo metu kalbame apie kriptovaliutas. Tai yra nemokama, beveik valandos trukmės pamoka, kur kalbame apie potencialias grąžas, kaip galime iš to užsidirbti, ką galime daryti. Tai yra pats geriausias būdas jums įšokti į rinką, pradėti mokytis, jeigu norite plačiau sužinoti apie rinką, apie jos galimybės, ką pats galite daryti, apie sėkmingą dienos prekybą ir panašiai. Tai yra šiuo metu geriausia nemokama edukacija tikrai Lietuvoje, kurias galite pasinaudoti, tiesiog paimti ir užsiregistruoti ir gausite webinarą, kur yra slaptas linkas, kurį gauna tik užsiregistravę asmenys ir nuveda į YouTube video, kur galite pasižiūrėti visą pilną webinarą. Taigi labai rekomenduoju nepraleisti šios pamokos, tai linkas bus apačioje, arba linkas yra Kriptovaliutų akademija, registracija, bet linką taip pat rasite ir aprašymę. Taigi labai rekomenduoju pasižiūrėti šią pamoką, nes yra tiesiog nemokama ir profesionali edukacija jums, tai iššokti į rinką ir pradėti geriau gaudytis, kas vyksta, kaip iš to galima užsidirbti ir taip toliau. Taigi labai rekomenduoju tą apžvelgti. Tai ir grįžtant prie video, tai judant toliau, pasižiūrėkime, kas vyksta Bitcoin'e. Tai irgi Bitcoinas yra eina gana standartiškai, irgi labai tiksliai su altcoinų rinka. Tai prieš tai ką tik žiūrime altcoinų rinką, o ties Bitcoin'u irgi matome, kad pralaužėme prieš tai rekordinės aukštumas ir aišku, kad pro tokį impulso net pasiekėme $123,000 Bitcoiną, akivaizdu, kad dabar bus šioks toks polsis. Tai ir mes matome tą Bitcoinę ir kadangi ir Bitcoinas atostogauja dabar ir nejuda iš vietos, šiuo metu krenta, tai atostogauja ir visa rinka ir realiai visi altcoinai irgi dėl to nejuda ir daro korekciją. Jeigu nueitume į dienos grafiką, tai irgi iš esmės matome, kad nieko neįprasto nevyksta, šis suporto lygis jau neatlaikė, tai keliausime testuoti šį suporto lygį arba
kas irgi yra labai tikėtina, kad šis suporto lygis taip pat neatlaikys ir gali būti, kad keliausime testuoti štai šį didžiausią suporto lygį, kur labai abejoju, kad Bitcoinas dar nukris žemiau psichologinio 110 000 lygio, bet visko gali būti, bet keliausime kažkur štai čia ir manau, kad po to vėl galima tikėtis šiokio tokio atsitraukimo į viršų, tai arba labiau sugrįžimo atgal. Tai iš esmės, kadangi nieko nevyksta ir su Bitcoinu, tai akivaizdu, kad nieko nevyksta su altcoinų rinka ir irgi ir pasaulio rinkos, tokios kaip amerikiečių S&P, amerikiečių Nasdaq, irgi iš esmės nieko įdomaus neveikė, pavažiavo į priekį, bet jokio impulso. Ir taip toliau. Tai dabar galime eiti iš karto apžvelgti naujienas, kodėl visą tai vyksta, kad irgi supras tą bendresnį makro aplinkos ir kas vyksta pasaulyje vaizdą. Tai neblogas postas apie tai irgi apie kelis dalykus, kurie vyksta. Tai pirmas dalykas, tai vyksta leverage flushas, tai reiškia tiesiog Ethereumas padarė didžiulį šuolį, labai netikėtą šuolį. Manau, kad nedauguma investuotojų tikėjosi tokio šuolio, aišku, tie, kas tikėjosi, bet didžioji dauguma jau buvo nurašę Ethereumą ir tada bam, daugiau nei 100% pakilimas, 100% grąža. Tai visur štai čia buvo traderiai, kurie atidarinėjo su svertais long pozicijas, kad viskas, jau dabar keliausime tik į viršų ir pralaušime rekordinės aukštumas, ko dar nepadarėme. Štai čia matome yra kol kas Ethereumo rekordinė aukštuma ir mes bandėme labai arti, gal net beveik vienodai, o gal ir pralaužėme, tiksliai neatsimenu, bet esmė, kad ties ten užstrigome ir daugiau nenukeliavome aukščiau. Ir dabar, kas vyksta, tai leverage flushas yra tiesiog visi tie žmonės, kurie per vėlai atėjo, pridarė visokių openo longus, su leverage'u juos visus likviduoja ir kaina juda dabar į apačią, tokių yra daug žmonių ir labai tikėtina, kad tai tęsis ir tai yra tik su Ethereumu, bet ir su Bitcoinu ypatingai, nes irgi matosi, kad visi prisilongino ties impulsu, bet tada po impulso buvo standartinis atsitraukimas ir dabar daug kas yra likviduoti arba užsidarė su neigiamais trade'ais ir panašiai. Tai yra tiesiog leverage flushas. Ir jis duoda energijos kainai padaryti didesnį atsitraukimą. Gali būti, kad turėsime tokį kaip ir false breaką žemiau šio lygio ir tada vėl į viršų. Tai va, tai judant toliau dar viena priežastis, tai aišku yra, kad ir didžiausia priežastis tai yra infliacija ir mes kalbėjom šiek tiek apie infliaciją, kad galime tikėtis staigmenų ir bam, išėjo PPI. Tai yra, buvo tikimasi, kad infliacija PPI, tai čia yra tiesiog paprasta infliacija iš gamintojų pusės, kad ji bus 2,5%, o ji išėjo ties 3,3%. Tai reiškia 0,8% didesnė infliacija nei buvo tikėtas iš gamintojų pusės. Tai yra insane dydžio prašovimas infliacijos, nes buvo tikimasi mažo pakilimo, pakilo daug, tai ar čia dėl tarifų ar ne, yra didelis klausimas, daug stovyklų, vieni sako, kad dėl tarifų ir kad dabar tik kils infliacija, kiti sako, kad ne, nes PPI susidaro iš daug kelių skirtingų dalykų, kurių tarifai nepalietė ir panašiai, tai tiksliai nėra aišku, tai parodys ateities informacija apie infliaciją, bet kol kas matome, kad tai pakilo ir tai automatiškai iš karto pradėjo mažinti palūkanų šansą, kad juos mažins per rugsėjo susitikimą, kas jau buvo beveik garantuota. Realiai buvo jau garantuota, buvo, gerai atsimenu, virš 95%, tai garantuotas palūkanų mažinimas, dabar jau yra 16, net beveik 17%, kad nemažins. Tai visgi, daugiausiai šansų, kad mažins tiek palūkanas, bet tokie dalykai, jeigu jie tęsis, tai vėlgi centrinis bankas gali sustabdyti ir nemažinti palūkanų, irgi kas stabdytų vėlgi ekonomiką ir nebūtų kažkokio irgi didesnio pakilimo rinkos ateityje. Tai va, tai infliacija yra problema ir ji niekur nedingo ir čia irgi yra rašoma apie tai iš esmės, kad tiesiog buvo 100%, kad bus palūkanų mažinti, dabar yra 8,4%. Tai irgi tikrai yra viena iš priežasčių, kad rinkos expectationai buvo, kad tikrai bus sumažinus palūkanos, bet štai gavome informaciją, kad galbūt ir ne. Ir dėl to dabar rinka važiuoja į apačią. Darbingumas taip pat labai stabilus, absoliučiai matome, kad nieks nepasikeitė, tik COVID laikais buvo pakilimas, o dabar matome, kad tai yra labai stabilus grafikas ir realiai dėl to irgi
kadangi nedarbingumas stabilus, tai irgi mažina šansus, kad bus mažinamos palūkanos. Tai iš esmės makroekonomikos aplinka nesiūlo mums, kad čia bus dabar dideli palūkanų mažinimai ir taip toliau, tai iš esmės nėra palanki rinkai. Ir manau irgi viena didžiausių irgi priežasčių, kodėl vyksta atsitraukimas, tai yra tiesiog dažniausiai istoriškai rugsėjo mėnesis yra vienas prasčiausių. Realiai, jeigu pasižiūrėjus į vidutinės grąžas, yra prasčiausias metuose mėnesis Bitcoinui ir panašiai ir Ethereumui, kiek atsimenu, tai yra prasčiausias mėnesis. Ir dažniausiai, labai dažnai, sezoniškai, ir pats atsimenu, ir kiek analizuoju grafikus, vis ta rugsėjai būna atsitraukimas ir greičiausiai kartosis, nes tai yra tiesiog sezoniškumas ir jis beveik visada vyksta ir mes artėjam į rugsėjį dabar ir gali būti, kad pavyzdžiui rugpjūtis irgi dažnai būna nelabai geras ir kadangi yra toks lėtas rugpjūtis, yra didelis šansas, kad ir rugsėjo mėnesis bus gana lėtas. Priešingai negu spalis, kuris matome, kad jau yra istoriškai geras mėnesis ir tai yra labai svarbu, nes sezoniškumas yra svarbu. Ir ties Ethereumu irgi matome, kad -6%, tai realiai beveik antras pagal prastumą istoriškai mėnesis Ethereumui. Tai kodėl aš kalbu apie rugsėjį, todėl kad jau mes einam į rugsėjį, tai ir gali būti, kad rugsėjį aš tikiuosi bent jau dar didesnės korekcijos. Tai tokios yra priežastys, tokia yra dabartinė situacija. Dabartinė situacija yra, kad korekcija, kuri galbūt mes vėl atkilsime atgal, galbūt altcoinai šiek tiek atsigaus, bet, kaip sakant, bendras vaizdas, aš manau, kad mes tikrai keliausime iki šio suporto lygio, iki kažkur taip giliai į rugsėjo mėnesį, manau, kad dar bus korekcija ir tada galbūt vėl jau didesnis pakilimas link spalio lapkričio mėnesį. Taigi, jeigu patiko šis video, spausti like, subscribe, nepraleiskite šių video, užsiregistruokite nemokamą pamoką, pasižiūrėkite į mūsų Prekybos akademijos mokymų programą, jeigu norite pilnai to užsimti, pilnai suprasti grafikus, analizuoti juos, kaip analizuojame mes, viskas bus aprašyme ir ačiū, kad žiūrite ir susitiksime kitame video.